Na ką, sveiki. Gali būt, kad paskutinį kartą iš šito šiukšlynėlio teks kur čia, su kempe atsisveikint. Kaip tu mus paliksi? Iš tikro mes tave paliksim. Na, kaip sakant, yra naujos pabaigos, yra naujos pradžios. Tai taip nutiko, kad neišeina toliau nuomoti savo už tos vietos. Pasiūlė nupirkti už tikrai kosminę kainą. Tai yra net ne rinkos kaina, o didesnė ne rinkos kaina. Nors čia aš taip įdėjęs. Žodžiu, buvo juodas tamsus garažas ir tiek. Dar pasidarė šiukšlynas, bet gražus garažas. Bet, tau reikalas, taip, tai tiesa mano reikalas. Negaliu iš dalies pykt, bet kai už tai pakelia kainą, tai irgi toksai juokas biškį ima. Tai žodžiu, reiks pakuotis. O pakuotis, kai sužinai per mėnesį, kad reik pasidaryti pakavimąsi, tai reikia susirasti kur, tai jo, įdomu. Tai gaunasi pasistatysim tokią, kad pašiūrėlę garažėlį pas tėvus. Kaip sakant, tėvai priims. Tikiuosi neišmes. Nebus taip pat kaip čia. Ar ką? Reikės viską iš čia susivežti. Tai dar nepamirškim, kad Kregždė yra dar tą susivežti. Šitą daiktą susivežti, kuris jau mane nervina. Jo, nulaužiau priekį kračią. Tuoj pagausiu. Va čia va. Sulaužiau. Nukrito. Iš esmės, kaip ir viskas būtų gerai, bet kažkas suprovotkė ir su kažkuo ir nebesikūrė. Viskas padaryta ir nebesikūrė. Jei. O, tepaluots pirštas. Tai va. Tai teks visą chlamą susivežti. Dabar galvoju, kad motoras praktiškai vietoj, bet ne visai. Jis yra be kojų, tai man jį atskirai vežtis būtų lieva. Bet šitaip vežtis irgi negaliu. Tai žiūrėjau, ten kažkokias kojas nuo to, kur nuėmiau pačias pirmas, kur ten tos amadėlnos lieva darytos, jaučiu uždėsiu bent trumpam. Nes kaip žmogus padarys, bet ne šią akimirką, tai vėliau turėsiu aš tas kojas, bet vėliau dėl nuardytų ratų. Labai ilgai jau daro man jį, tą ratą. Tai yra ne ratą, o visas šukes ir panašiai. Tikiuosi greitų metų gausiu, susidėsiu ir galbūt su tuo, jei ne, bandysiu kažkaip maždaug sudėti, kad bent jau važiuotų. Nors net spyruoklė išimta, dėl matavimų buvo. Tai bandysiu jaučiu susidėti kažkaip spyruoklę, kažkaip vėl gal sudėti, tokį padaryti greitą variantą ir kažkaip iš ten išnešti. Ir reikia viską susikrauti. Ir dar šitas toks bairis reikia, čia dar ne viskas. Ten yra blogiau. Ten yra blogiau ir ten labai blogiau, nes ten kišikai jau nežinai kas. Ten yra, tarkim čia, yra moco motoras. Vienas blogas nuo šito, kitas, kur netiko, kur apsišoviau internetas, mane apgavo. Tada yra galva, kuri bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad šitą trūkus galva. Tai teoriškai ją bus galima mesti iš tikrųjų lauk galbūt, nes ką aš iš jos panaudosiu, nes melenėlė išimti. Bloką reiktų pasilikti, nes ten yra 3 litrio švaistiklė ir panašiai, tai pats blokas tinkamas net ir šitam. Kai kurios šiukšlės reikalingos, kai kurios ne. Bet aš įsivaizduoju, kad aš kai vežysiu viską, atsiras dar daugiau šiukšlių, man neapsimoka šiukšlių vežtis. Bet šiukšlės irgi užima vietą. Tai tas šiukšlės kažkur reikia padėti. Ir jas išvesti reikia, o dabar čia toks kaip ir laikotarpis, kai tarp šventiniais ir jis nelabai eina, taip lengva viską išvežti, ar ne visi dirbs, nesu tikras, tai kažkaip reikės viską ištaikyti. Bandau kažką parduoti, jeigu išeina, kažko nereikia, aišku, kai kurių dalykų nereikia, bet tiesiog žmonės, tarkim, ratų. Dabar jiem nereikia, jiem ne sezonas, jie galvos kitą sezoną tikriausiai. Tai ir va, taip laukia. Ateis laikas, aišku, jie parsiduos, kaip sakant, manau, tikiuosi,
kai kurių reikia, kai kuriuos reikia vežtis, kai ką, sakau, tai taip, dar reikia ir rūšiuotis, reikia ir dėliotis ir ten dar pilnai ta vieta neparuošta, tai tas, kur per visur reikia ir visur ir šitą reikia vežtis. Čia duris jaučiu bandysiu bent jau užsidėti, kad būtų kitos durys, daugiau, nežinau, langų neįsidėsiu, tai teks vežtis arba sausą dieną, arba, nežinau, visą plėvelę sukt ar kažkuo galvot. Yra tų darbų, bet viską pasidarysim ir užtruks ilgiau išvažiuoti į ralį, ir ką, ir nepasiduodam, ir tiek. Tai, nežinau, pabandysiu vis tiek kažką parodyti, kaip sekasi pakuotis galbūt, kaip sekasi naujoj vietoj, gal kažką dar pasidarysiu naujo, gal pavyks, gal tą šakę susidėsiu su važiuoklė, gal pamatysiu, kaip aukštai žemai ratas leidžiasi visas kelias jau. Tikiuosi neišmesiu to, ko nereikia. Va čia yra problema. Nes kai dabar, tai kai ką kartais specialiai neišmeti ir tu, prireikia, turiu, dabar tas, kur kitą kartą kam tas šiukšlis nevežtis, tai jau savus problemos, savi dalykai. Čia vos ne sienas net galvojau, galbūt išsimtas plokštės, nes šiaip, ką žinau, nudažyta, jau padaryta, bet paskui galiausiai žiūrėjau, kad ten vis tiek reikės greičiausiai pjaustyti. Nežinia, kaip čia tos sienos įsisuks, tai paliksiu tikriausiai tas sienas. Tegu džiaugiasi. Čia, kaip sakant, aš nepraturtėsiu iš to. Lempas greičiausiai pasiimsiu. Čia lediniais. Tai lyg ir tinka. Šitą teisingai, čia mano, iš viso. Tavo viršui kažkada susidėjau, pasikabinau, labai gerai tiko per vidurį garažo. Iškart garažo vietos atsiranda. Tai kaip sakant, viskas pavalė ir judam tolyn ir matysim, kaip seksis. To be continued. Kaip ten sako. Tas krojai vėl pakilo. Viskas pakilo, bet tas, kur biškiai nervina 2 kartus tą patį darbą daryti. Kol kas dėsiu originalą. Tenais dėsiu ant šitų. Turiu tokius samadilnus senus. Šituos reikia biškelį patvarkyti. Nusprendžiau, jau patvarkysiu tikriausiai kitoj vietoj. Ten, kur šiol visus likusius darbus. Nes gali būti tenais dar, kaip tie, kurie gamino, sakė, užsidėk ant bendreliais ir pasivalys, bet kiti biškelį didokį mano bendreliai. Tai reikės ant tekinimų staklių užsidėti, tikriausiai prasisuk, galbūt net dėl viso ko peiliuku pabandyti pamažinti diametrą. Dėl šito pažiūrėsiu dar, nes gali būti, kad pačiuose tuose guoliuose, kaip sakiau, biškelį kitoks radiusas negu kaip su jie naudoju guolius. Tai gali būti pačiam reikės dar kiekvieną guolį tiesiog apsišveisti. Bet tai čia, kaip sakant, vėliau. Dabar susidėsiu, reikės dar amortikavą susidėti irgi bent jau minimaliai, kad laikytų. Reikia bent jau variklį pasistatyti, kad laikytų. Nes tada bus galima su varikliu vežti viską užsiklojus galbūt kažkuo, kad neprilytų. Tai va, gaunasi papildomi darbai. Aš pirkau galui, kad pusašis didesnis būtų nuo 3 litrų benzo steblis. Tai yra jau iš čia, aš jų pačių nedėjau, nes kadangi tenais viskas atnaujinta sudėta, dėjau tik pusašiai atitinka, vidus visiškai vienodas. Tačiau pasitikrinsiu dar kartelį, bet vienur mačiau formuose diskai, tai yra 300 mm, telpa tiek gale, tiek priekį, tai tada galą realiai turėčiau. Aišku, ten gal susirestauruoti juos reikia ir suportus, bet iš esmės tada turiu, o reikia tik tai galą tą priekį susirasti. Ir mažiau pirkimų, nes su pusašiu pardavėjai su viskuo. Taigi, taip ar taip turėjai, ne, tai mes į metalą, aišku. Tai ką mes į metalą iš dalies tebuliai, kaip sakant, drūk links ar kažką turiu atsarginį. Ten tik taip persiprasuot kelius salemblokus ir turiu kaip atsarginį. Tai va, tai dar taip tiksliai pagalvosiu, bet manau vienas iš variantų. Ką sakiau, garaže šiukšlinėlis. Ja, šitam garaže ne ką geriau. Bet, kaip sakant,
darbas in proces. Tai ką aš galiu papasakoti apie šitą garažą? Tai nauja būstinė. Dabar jeigu ką, tai tenai su šitų durų netoli 20. Tai galiu save parodyti. Apsirengė šiltai, bet nėra žiauriai šiltai. To dalykėlio užtenka. Tai kaip ir oda tenais, viršui visas nešildytas. Tai sakyčiau, kaip ir nėra prastai, tas net išjungtas dabar, gal ir gyventi galima. Tu tikėkime, jis nereiks. Naujai dar įsirenginėjom viską, kaip matau, daug kas dar nebaigta, dar šildinimas, dažymas. Stogo greičiausiai nedažysiu, galbūt paversiu šitos į šoną, biškį žemyn, pirkau pigesnius. Kas pigesniuose nepatinka, kad gale yra grinai pilka, rėmas pats pilkas, tai teoriškai biškelį vietoj to, kad atspindėti šviesos, sugeria to šviesos, bet čia kitos dienos problemos. Tai va, tai kas, šitas no progress, čia net sudėti visi seni dalykai, yra naujų, bet su jais ten reikia dar biškį pasižiūrėti. Galbūt išeis spėt, o galbūt net neišeis spėt prieiti. Bet ir kaip yra. Dabar reikia iš dalies įsirengti, tai va jau vieną lentyną sudėjau, nusipirkau, kaip sakant, bus daugiau jų. Ar jų čia man užteks, nežinau. Palyginus su senuoju garažu, tai šitas garažas metrų ilgesnis, bet reikia atmesti 15 ir 15, tai metro nelieka, lieka pusmetris. Į šonus ale tas pats, bet vėl reikia atmesti vos ne po 15, tai gali būti vos siauresnis. Bet čia, kaip sakant, nėra tokia didelė problema, ypatingai, kad kaip matot, nebėra jokių skylių čia. O tai reiškia, kad jeigu man reikia, tarkim, dirbti prie šitos mašinos ir man reikia, kad ir išimtų variklį ar dirbti prie nuo šono ar dar kažką, aš tiesiog stumiu į vidurį ir sivarau tas, kas anoj pusėje ir ypač, tarkim, galvoju, galbūt krekždėje laikysiu, žiūrėsiu ar laikysiu ar kaip darysiu. Reikia žiūrėtis, kai susidės šitie ir įsimės šitie ir tada aš galbūt susidėliosiu ir žiūrėsiu, kiek man čia tos vietos lieka. Aš net galbūt galvoju, dabar susidėjau, aš dar neprisikabinau prie šičia, nes galbūt dėsiu, tarkim, antrą lentyną šičia, galbūt net kokią trečią lentyną, galbūt čia net šitaip, kad būtų ilgiau, kad tiesiog galėčiau vienoje vietoje koncentruotai susistatyti viską. Tada galbūt, tarkim, darbo stalas, ten nežinau, kempas ar kažkas tai, kad šalia būtų ir tada galbūt ta erdvė už pusės jau galbūt palieku visą ilgį. Na, pagalvosiu, galbūt žiūrėsiu, galbūt išdėstymas bus panašiai kaip panam, kad čia lentyna, per vidurį lentyna ir ten lentyna. Tada šičia kažkas ir tada žiūrėsiu, kur visą kitą išdėliot reikalą. Tai dėl to, manau, dar išdėliojimo gal būtų geriausia, kad vieną tokią biškį pusę palik, kad daugiau lentynų, daugiau erdvės kažkam susidėti, mažiau erdvės darbui. Tai palikti to vietoj tą, ką mažiau, prie kurio mažiau eisiu ir nuspręsti, kurią pusę geriau daryti. Čia greičiausiai pagal įvažiavimą, kas smagiau, šiaip smagiausiai važiuoti iš tikrųjų šitą pusę konkrečiai važiuoti, nes tenais yra daugiau erdvės tiesiai išsistumti ir važiuoti kitur. Iš tenais reikia taip biškį jau į šoną lengvai pasukti, kad užvažiuoti. Tai ant važiavimo. Ten nepabaigta, čia nepabaigta. Čia nepabaigta. Čia iš esmės laidai, dėžutės tokias naudoju, sujungimus, kiti laidai, įmetu į gofras, kad vis tiek kuo mažesnė lietimusi tikimybė su medžiu. Toliau vėl, kadangi čia nepadaryta, nenoriu, kad atsirastų trukdžių, kuo mažiau aš po to dėsiu čia šviesą taip pat. Na, realiai visa šita pusė gausis tas pats kaip anoj pusė, tik tenais įvadas, tai viskas nuo įvado eina šitaip ir darosi šičia. Tenais irgi 2 lempos bus, dar planuoju kaip geriau. Paskui su lubom, kas bus, tai šitos visos lentos nebus taip, kad grynai užklotų.
bus greičiausiai, kad bus padaryta kažkokios kaip zonos kažkur pasidėti, tai galvoju galbūt net būtų gerai pasidaryti kažkokią kaip tarkim 2 lentos ir kad tenais aš galėčiau tiesiog sandėliuoti ratus. Aišku, biškelį minusėlės, nes reikia užlipti viršiau, kad pasiimti tada, bet nemanau, kad čia labai didelis minusas. Taip pat galima ypač kai šonuose, tarkim, tai tarkim pasidaryti kaip vientisą, ar tada, tarkim, mažiau svarbius dalykus susidėti, galbūt, tarkim, net kažkokius buferius ar kažką gali susidėti, čia daug jų netilps, nėra čia daug tos vietos, bet gali laisvai susidėlioti ir tada neužimant čia vietos, nes reikia nepamiršti, kad tenais buvo, kad ir su daug šlamšto, bet buvo apačioj rūsys, kur vienu metu, ypatingai kai šitą ardys ir kai nebuvo laiko, viskas tiesiog žemyn, kur dabar reikėjo viską išvežti. Tai parodysiu, kaip atrodo iš tikrųjų jau visą išvežus, kas liko ir kaip liko. Dar turiu daugiau lentynų, turiu pakabinamų lentynų, tai yra tų, nepasakyčiau, kad lentynos, o tai yra kaip visi tie tokie indukams sukabyti ir panašiai. Aišku, žiūrėsiu, kur normaliai kabyti, nes iš esmės čia už sienos, tarkim, čia yra sustiprinimas, kad susijungtų medis, o toliau, tarkim, ten yra šildinimas. Tai jeigu tu kabysi šičia yra, šitos plokštės nėra žiauriai stiprios, kabysi didelį svorį, tai išlauš šitos plokštės, galbūt visą plokštę išlauraus, arba, aišku, prisitankysi galbūt pakankamai, tai gal visos plokštės neišraus, bet išraus nuo svorių pačius varžtus. Tai geriausia, ypatingai jeigu kažką reikia rimčiau kabyti, tai kabyti ant šitų ir galbūt galvosiu apie tai, kad jeigu tikrai noriu kažką, va tą sieną pasiskiriu, kad aš noriu, arba va šičia, tarkim, pasiskiriu, kad aš noriu ant tos sienos, kad kabotų kažkokie rimtesni dalykai. Bent, tarkim, kad ir įrankių komplektą ir dar kažkas. Tai aš tiesiog imu lentą, prisuku lentą, yra tvirtas dalykas jau realiai, ne tą lentą galiu dar čia va kaladėlę užsidėti, kai maždaug koks skirtumas. Čia yra tą kaladėlę prigrėžiu irgi jau prie stipraus pakankamai laikančio, šonuose dargi prisukta, gali net kelias dėti, jeigu reikia kažkokią plokštę dėti. Ir kaip sakant, yra paviršius. Aišku, buvo galvota galbūt tiesiog imti storesnį sluoksnį šildinimo, bet paskui pagalvojom, kad nereikia čia perdėti, nėra čia tas dalykas naudojamas kiaurus vien tik tai metus, arba jeigu naudojamas, tai pasišildysim vien tik tai Lietuvos žiemos, dažniausiai nėra labai tenais žiauriaus ir kažkokius atšiauriaus, būna kelios savaitės tokius atšiauresnės, kaip sakant, tada gal mažiau padirbsi, arba daugiau išnaudosi tų dujų ir bus viskas gerai. Plius pagal dabartinę situaciją, tai galbūt nebus tiek daug tų darbų žiemos metu, pagrindiniai darbai bus nebent sezono važiavimo metu ir tai dar žiūrėsim ateityje, galbūt pagrindiniai darbai tai bus šito tvėrimas, kuris irgi vyksta protarpiais. Galbūt išeis dar kitiems žmonėms pasinaudoti šitą erdvę, jeigu reikės, tai klamus įsimesti ir laidus susikrauti ant tenais. Tai tada jau, kaip sakant, įsineša ir įsimes visas šiukšlynas, kur ten elektros dar kažkokios dalykai, kurių aš realiai nenaudoju. Ta prasme, jie naudojami tik tam, kad įrengti garažą. Šitas garažas įrengtas, tai čia tiesiai šviesiai sakant, tai tik tai mano tėvų dėka, ypatingai tėčių ir mano giminaičių dėka. Aišku, aš jiem, kaip sakant, už tai atsidėkoju. Kaip sakant, jie man padeda su visa konstrukcija ir padeda su sudėjimu į vietą, nes aš tiek laiko tiesiog neturiu. Aš jeigu nebūtų čia jų visų pagalbos, tai nežinau, jaučiu pašiūrėlę pasidaręs maks ir tai, kad greičiausiai vasarą, tai šitam dalykui būtų tekę ieškoti vietos, kur gal pas giminaičius kažkur nugrūs, neįsivaizduoju, kur iš tikrųjų, kol atsiras tos vietos ir atsiras vasarą, kai bus biškai geresni orai sutvėrimui. Čia atskau, susitvėrė žiemos pradžioj, bijau sumeluot, bet per mėnesį, pusantro gal viskas. Sakyčiau, labai greitai ir efektyviai, ypač žinant, kad visi mes turim savo gyvenimus ir visi mes turim darbus. Negali paimti ir kaip rangovas koksai pasakyti, kad tu dirbi dabar ir man čia nuo ryto iki vakaro ir čia man savaitę ar mėnesį.
žmonės tikrai turėdavo ir išeiti ir kaip sakant, savo laikui ir sveikatos ir viskas, kaip sakant. Tai visą laiką sakiau, kad kiek reikia, kaip reikia, dirbkit, kaip jūs sugebat ir aš dėkingas už tai. Aš pats jau galiu sakyti, elektrą įsivedžiojau. Aišku, važiavom su tėte pirktos elektros, apsiskaičiau maždaug, kad būtų kiek ko reikia. Tai ką žinau, šiaip tai atrodo lyg ir neblogai. Aišku, čia bus didžiausias klausimas, kai jau bus likučiai. Ir ar tikrai užteko ar ne. Bet, pagal teoriją turėtų užtekti. Tas reikės dar užsidėti. Čia bus kitaip, kad 2 rozetės veikia, čia 2 rozetės ir ten 2 rozetės, visos jos turi tam tikrą jėgą, kad dėl išmetimo, kad nebūtų perkrovus, elektra ant kito, galbūt pastebėjote, jungtuko nėra, tiesiog bus taip, kad jungi, vien tik tai dėl to galvoju, kad iš dalies saugiau, nes tiesiog nenaudoji, nereikia, išjungiai visus ir ramu, kad čia kažkas nesugalvos, nenutiks, tarkim, nežinau, šiaip neturėtų būti, nes nelabai įmanoma pro kur, viskas gražiai padaryta, bet nežinau, tarkim, pribėgs ar į kažkas susitrumpys ir tarkim atsitiks. Bet, dėl visako. Kaip plius nusipirkau, bet sakau, dar daug čia tiesiog nėra, tai yra tokius podelius po ratais, kad aš pasidedu, ypač, tarkim, pirmuką, galėčiau jį pasiimti ir, tarkim, nereiktų man su juo 10 kartų laviruoti ar dar kažką, aš jį persistumiu. Aišku, betonas, nežinau, ar matysis, bet nėra idealiai lygus. Čia, kaip žinot, kai darytai, tai kiekvieną dieną padaryta idealiai, o kai tu darai ne kiekvieną dieną ar dar tenka pasiskubyti, tai biškelį atsiranda bėdų. Tai iš esmės yra tokių pakilimų, mes šiek tiek juos nušveitėm ir nušlifavom. Tai situacija realiai pagerėjo, bet neįsisprendė. Bet jau ten nešveitėm, nenorėjom aukoti dėl šveitimo savaitės laiko ar pusės savaitės laiko ir tas nugaras lenkt. Pagerinom situaciją kiek įmanoma geriau, tai jinai tikrai dabar geresnė. O ar tie ratukai ir donkratai dėdės dar matysim, bet esmė tame, kad šitą paviršių eina tiesiog nuglaistuoti ar kitaip dengti, lengvai išlyginant tą paviršių. Aš manau ir darysiu, vien tik tai dėl to, kad tarkim, vis tiek tai bus dirbama šiek tiek varikliai, greičių dėžiai dar kažkas, tai gali atsirasti tepalo. Tepalas, ten po apačia yra plėvelė, yra viskas, kaip sakant, šiaip yra gerai padaryti. Bet tiesiog jisai geriasi vien tik į tą betoną, ar tas betonas tamsėja. Kol kas, kaip matot, yra šviesos ir žemė. Viskas gerai. Pakankamai šviesus tas betonas, jis atsispindi. Jei nemažai dirbsi, jis tiesiog pasidarys, kad tu negali prie tenais dirbti, nes jis tamsus pasidarys. Tai vien dėl to aš galvoju, bent jau manau, žiūrėsiu kaip dirba, jeigu eina viskas gerai važinėja, tai galbūt tiesiog bent jau nudažysiu tais betono dažais, jie atsparūs į dėvėjimas ir atsparūs į chemijas. Kas bene yra svarbiausia ir kiek mačiau, tai tarkim yra pilkšvaš spalva, tai jinai nėra tokia kažkaip labai išskirtinė ir jinai vien tik tai lengviau, kad nukris varžtas, nukris raktas, nukris, bet kas lengviau surasti. Jeigu čia bus juoda, kaip nuo tepalų, tamsu, viskas bus nematoma, kas nukrisintų, nesurasi, jau dabar matau, tai visos yra šiukšlinėlis, yra, kaip sakant, likučiai nuo tų laidų darbų, ką vėliau susišluosim, viskas matosi, dar pakankamai yra šviesų. Na ir toliau su šviesa pradžioj tokia dirbo. Tai bus, aišku, įdomu dar kaip pilnai jisai pasibaigs, kaip galutinai gausis, aišku, čia dar nėra taip, kad, nežinau, aš čia noriu idealaus auksinio garažo, kaip matau, čia visur yra biškelį ir tenais padaryta taip chaltūrinai, tai aš lengvai, bet efektyviai, kad nepraeitų oras pro tas duris. Nėra taip, kad čia vakuumas kažkoks, bet yra taip, kad tiesiog nepučia. Tai galbūt dar pasidarysiu geriau ateityje, reikės sugalvoti, ką konkrečiai su apačia durų daryti, nes bandžiau pripūčiau ir plius šitos durys darinėjasi, kitos dar kol kas nesidarinėja, bet tiesiog nesidarinėja tam, nes bereikalo nėra ko jau darinėti. Tai vienos įėjimo yra ir viskas, nedariau atskirai durelių mažų, kad tiesiog lengviau būtų padaryti ir greičiau eitų. Tai aš taip užsandaryti pabandžiau, pamačiau, kad ta mėgsta bandyti plyšti, jai nelabai tinka, bet ten tarkim ant lubų, ne prie lubų, prie viršaus durų, viskas gerai su ta puta, jinai vaikšto, kaip ir neblogai uždarinėja. Jeigu ten lieka kažkas, tai nieko tokio, plius vis tiek yra galvojama, kad bus tarkim medis, į kurį atsiremia, taip pat kaip ir prie durų bus medis, į kurį atsiremia, kad kuo labiau užsisandarytų lengvai, bet tas vien tik padarys, kad bus šilumos daugiau. Jie apipjaustai, jis atsiremia ir viskas. Vien tas,
kaip sakant, jau pagerina situaciją. Dėl, sakau, dėl apačios reikės žiūrėti, nes čia net buvo kaip biškelį pūsti, lengvai pūsti į vidų. Vien dėl to reikės galvoti, ką daryti. Tai galvoju, gal guma, gal vienur klausinėjausi, tai sakė, turi tokį silikoną, pavadikim, biškelį tiesiog pasidarai, kad būtų tikrai švarus paviršius, užvarai tau silikonu, jisai pasidaro tokia kaip guma ir jis gana minkštas, ir jisai užsidarinėja, ale prisispaudinėja, jis dėvisi, tai laiks nuo laiko reikia atnaujinti. Plius tu negauni kažkokio aštraus didelio bortelio, jeigu dabar čia, tarkim, medį pridėčiau ir į žemę prigręžčiau į betoną. Automatiškai, jeigu, tarkim, reikia įsistumti mašiną, atsiranda tas toksai lengvas dum, bet anam garaže teoriškai tai buvo ir buvo įmanoma ją įstumti, tą pačią kregždę išėjau. Tai nežinau, žiūrėsiu kaip geriau, norėčiau su tuo silikonu, bet kai ateis laikas bus pilniau matyti. Va, kiek dažų, jau išėjau 3 bankiais ir dar tik tiek. Čia viena, čia man matosi kaip sugerinėja, gal būčiau vėl lygiai plokštę naudojęs, biškį būtų geriau, galina ir biškį tvirtesnį, bet tada kaina žymiai kyla vien tik tai. Tai dariau biškelį pigiau, paprasčiau ir greičiau, bet anoj pusėje, va, nusidažė antra eilė. Nėra idealu, gal trečia eilė padarytų beveik idealu, bet aš manau, kad pakankamai užtenkamai. Ten biškį matosi, kad skirtumas yra, tarkim, už taurėžio, kur yra vienas, kur yra 2 ir tas antras, jisai yra pakankamai baltas, o automatiškai ta balta spalva, jinai labiau linkusi vien tik tai atspindėti. Plius čia bus sutvarkyta. Aišku, pati ta plokštė nėra visiškai tamsiai, nėra, kad užtamsina matos, kad va, čia yra šviesiau, kad ir šičia yra šviesiau už čia, nes čia yra balta. Bet nėra, kad čia visiškas kosmosas. Dėl to aš galvoju, kad neverta lubų dažyti. Aišku, jos gaunasi automatiškai, kad jei būtų dažytos, mažiau sukertų šviesos, daugiau atspindėtų. Bet ir nėra, kad dabar visiškai tenais sugeria tą šviesą. Plius, dabar jeigu aš, kaip sakiau, padarau uždengimus, uždarau dar kažką ir automatiškai aš ten dažiau, šičia užsidengia. Tai tas kam dažyti? Tada gal geriau dažyti tą, ką uždėsiu. Plius, jeigu uždėsiu, tarkim, su skylė, kur sakiau, kad ratam, tarkim, įsidėti, tai vos ne gali dažyti iš apačios, bet vis tiek ten, kur pro ratai gali neatspindėti. Tai aišku, gali būti užšviestų, tai galbūt tai tiek daug neduosi. Tai va čia toksai, kur dalykas, kur galbūt pamatysiu eigoje, ar man iš viso to trūksta, ar iš vis man to reikia. Galbūt dar plius čia va, kelis, arba 1 arba 2 šviestuvus dėsiu. Galbūt juos kol kas galvoju vėl uždėti ant čia, bet jie gali būti ir kaboti žemiau, kad biškį pasiskirstų, kad arčiau pačiaus šviesos, kur reikia šaltinių būtų. Tai va čia tokie niuansai, kuriuos galėsiu pamatyti tik tai pradėjęs dirbti, kai atsiras kažkas ar patinka ar nepatinka, galima bus jį pasitobulinti, pasigerinti, o galbūt tiesiog kitą kartą matys, kad gal ir šiek tiek norėtųsi pasigerinti, bet neapsimoka, nes, tarkim, tai kainuoja nemažai, o tai čia nėra taip, kad aš visą gyvenimą planuoju jame dirbti ir ten dar ne tik, kad va, dirbti prie šitų sportinių mašinų, bet tvarkyti, tarkim, mašinas. Tai kaip ir to plano čia nėra, tai kam investuoti daugiau negu reikia. Tai aišku, dar yra teisingai dar vienas, ką galvojau galbūt daryti, kadangi nėra duobės, teks dirbti ant žemės, ant betono ar ant tos medžiagos, kuri bus paklota. Yra tokia idėja, kad tai aišku jau reikės greičiausiai ratukų, tų, kur guli ir važinėjai. Jau nusipirkęs donkratą, kuriuo galiu pasikelti žymiai daugiau, automatiškai reikės kojukų pasidėti, kad būtų tenais juos jį pasikelti, ypatingai yra linija lengva, nes yra spec vietos tam, bet planuoju galbūt pagalvoti, kad tarkim į betoną išpjauti nedidelį grovelį ir įdėti galbūt LED juostą per vidurį, tarkim. Tai ta LED juosta vis tiek iš apačios švies. Bet, sakau, čia jau yra, žiūrėsiu, ar tikrai to reikia, nes šiaip, jei kas turiu va, kaip tokią šviesą, turiu dar nusipirkęs tokią, kaip būna ant kapotų užsikabina, jie taip pat yra pakraunama baterija, ją gali pakišti. Tai galbūt ten ir nebus tokios didelės bėdos, kiekvieną kartą tiesiog pakišinėti man ją ir tiesiog kur dirbu pasikiš, kur viskas įsitraukiu. Kaip sakant, vien tik tai nėra kasdieninis darbas. Čia kaip tas, kur
Jeigu dirbti jau čia tiek daug, tai galbūt galvotai apie keltuvą koloninį, kad pasikeltai. Aišku, čia tas koloninis, jeigu pakeltai iki pat viršaus, tai galbūt eitų pusį velnių dirbti. Bet automatiškai dingsta erdvė iš ten, dingtas ta erdvė iš ten. Ar to reikia? Nežinau, abejoju. Plius nežinau, nesu tikras, ar betonas užtenkamas, vos ar nereikėtų perdaryti. Tai šiaip manau, kas buvo idėja, tai buvo tas, kuris būna po mašiną, kaip mašina gaunasi pervažiuoja, nes jie būna įleidžiami, būna neįleidžiami, gal neįleidžiama, kad galėtai persistumti, nes jie dažnai mobilus būna ir keltuvas iš apačios, bet man vienintelis, kas nepatiko, ypač kol kas šiame lygyje darbo, jis įsikiša. Nėra, kad daug įsikiša, bet jis įsikiša ir automatiškai man dar reikia ir prie tų šonų dirbti, man reikia iš apačios dirbti, visi darbai prie dugno labai pasidaro tokie nepatogus, netinka. Nebent nusipirk keltuvą, naudotą keltuvą ar pasikėlinėti mašiną, kai reikia prie ratų, prie važiuoklės, prie dar kažko dirbti, o tarkim jau kai reikia prie dugno, dar kažko persivariai tą keltuvą į šoną, pasitraukiai ir tada dirbi jau prie kitos dalies. Galima šitaip daryti, bet laikas iš dalies parodys, vien tik tai pradėsiu dirbti, kažkiek tai įsidirbsiu į tuos dalykus ir pažiūrėsiu, ar man tinka, ar man patinka, ar reikia kažko keisti, ar nereikia. Keletą dalykų dar parsinešiau, prisidėjau, tai yra gultukas, kad galima būtų po mašiną pagulti, įrankių tokia kaip susidėjimo dėželiai, kad lengviau biškelį būtų važinėti ir mažiau išmėtyti įrankius. Šitie po ratais, kad galėtų lengviau stumdyti viską, ir va šitas daiktas. Jo, sniegas, nes laukia sniegas. Aš turėjau jį per visą kiemą atvaryti ir aš tikrai nenešiu jo. Norėjau pasibandyti, pasižiūrėti. Ką žinau. Iškelia tai dafiga, tik tai aišku galėtai, tarkim, priekį, paskui galą. Ir čia gali ką nori po apačią dirbti. Spec jack standus nusipirkti vadinamus, tos stovus, tai yra šituos, nes šitie tikrai per maži yra. Nes šiaip galvoju vis tiek kaip būtų daryti kojukus į čia, kur skylės yra, bet neverta juos daryti tokius aukštus, nes tarkim vienu metu gali tekti dirbti ir prie važiuoklės, ir prie variklio, o tarkim dabar, jeigu tu nesi sabonis, tai aš laikau realiai savo akių aukštį. Tai tarkim, kol nieko nėra, tai jo, gal ir eina dirbti, bet kai čia atsiras daug ko, praktiškai be šansų. Kaip sakant, konkrečiai variklio darbam. Galima nenaudoti taip aukštai, naudoti žemiau, pasikiša automatiškai, kadangi jisai ilgas giliai. Kai daug išsikelia, tai nebent spec pasidėjimais pasikelti aukščiau arba neturėti į tuos įsikišančius aukštesnius. Konkrečiai garaže darbas, nes kai kuriais atvejais, aišku, vėl tada reikia domkrato žiūrėtis ar kažko normaliai, bet jau kai toks aukštas, tai čia po apačią palys su tuo gulščiuku gali būti netgi aukštokai daug kam daryti, bet lengviau prie kai kurių dalykų prieiti ir kai kur dirbti, negu kad ten pasikėlus su paprastu keltuvėliu. Galbūt būtų toks variantas, arba ypač kaip va tokie jack standai, jie būna aukštesni, tai jie būna vis tiek reguliuojami, tu gali nebūtinai pilną aukštį įsikelt dalinai aukštį ir dirbti, arba gali įsikelt pilnai, bet tarkim priekį reikia kažką pasikeisti. Galėt kol kas dabar net negaliu kelt, man atrodo, nes difo nėra, teoriškai reikia už difo kelti, reikės pasidaryti kažkokį tašką kilimo dėl visako, arba reikės už traversų kelti, bet man atrodo už traversų nelabai yra patogu paimti. Bet čia kitos problemos, bet tarkim dabar vos nenorėčiau dirbti prie važiuoklės, aišku vis tiek taip tik tai nesaugu, čia kol stovi šalia, tai kaip sakant nieko tokio, pasidėčiau jack standus, aš prie važiuoklės atsistojęs galiu dirbti, galiu net atsisukti tenais, pasiekiu dar pakankamai amortiką ir ratą nusimti viską, ar galiu laisvai, lengvai dirbti. Aišku, aš galiu žemiau dirbti ant kėdutės kokios ar atsitūpės ir tą patį padaryti. Bet kitą kartą smagiau šiek tiek yra atsistojus. Vienas iš variantų. Iš tikrųjų džiugina, kiek gali pakelti. Manau, kad dar biškelį galėtų pakelti. Nenoriu kelti ir tikrinti galimybę. Ir taip, jau taip atrodo biškelį baisiai aišku. Jisai šiaip tai tvirtas, viskas gerai stovi. Bet tiesiog pirmi kartai galbūt to kėlimų tokie atrodo kiek baisesni. Paskui gal jau nieko tokio. Net jeigu norėsiu viryti šitą, kitą. Viskas vietoj, jokių nereikia čia pačioj pasilenkus. Aišku, čia tokį dalyką tai
susitaškavai visur ir nusiėmė ir susivirnai. Maža problema, bet kartais gerai turėti ir kitų variantų.